visuomenė sensta visur, ne tik Elektrėnuose, tai ligoninė yra vienintelė. Aš esu ne tik tai šitos ligoninės darbuotojas šiuo metu, bet aš esu potencialus šitos ligoninės pacientas, nes aš šitoje savivaldybėje gyvenu. Tai jinai man praktiškai nuo gimimo, jinai man kaip antri namai. Praėjau ir paciento kelią, ir lankytojo kelią. Gerai su ta ligoninė, jeigu norisi čia ateiti dirbti, ne tik tai pacientų būti, bet ir gelbėti tos pacientus, ir padėti jiem. Elektrėnai ne iš karto surado savo vietą. Iš pradžių buvo numatyta Elektrėnus statyti prie Miaugonių gyvenvietės. Vieta buvo nebloga. Ten ežeras yra, miškas ir žmonės gyvena. Bet geologai nustatė, kad ten aukštai yra gruntinis vanduo. Ir daugiausiam miestui statyti vieta netinka. Reikėjo ieškoti aukštesnės vietos. Po ilgų svarstymų buvo nutarta, kad naują miestą statyti arčiau prie elektrinės ir prie plento Kaunas Vilnius. Miestas augo labai greitai. Žmonės išrinko gražų vardą, sukūrė dainas ir garsas apie Elektrėnus pasklido po Lietuvą. Elektrėnai, elektrėnai, čia dainuos naujakuriai. Šviečia naktį, šviečia diena, šviečia naktį, šviečia diena, Elektrėnų žiburiai. Prieš 60 mečius Elektrėnuose iškilo ligoninė, kuri tapo ne tik gydymo, bet ir bendruomenės atramos namais. Nuo pirmųjų dienų ligoninė augo kartu su miestu, kartu su žmonėmis. Šiandien Elektrėnų ligoninė tai šiuolaikiškas sveikatos priežiūros centras, įdiegtos modernios technologijos, plečiamas paslaugų spektras, pacientams užtikrinamas greitas ir kokybiškas gydymas. Sėskit, prašom, pašnekėsim. Esame viena iš 3 Vilniaus regiono ligoninių turinti telemedicinos įrangą, ne tik telemedicinos stotelę, kuri betarpiškai užtikrina ryšį su mūsų konsultantais Vilniuje, bet visą komplektą įrangos. Perorganizavome savo veiklas, siekdama efektyvesnio gydymo, stacionarinę veiklą, transformavo į dienos paslaugas, tai reikėtų paminėti, kaip chirurgijos stacionaras virto į chirurgijos dienos stacionarą. Tikrai galim pasidžiaugti geriatrijos dienos stacionaro veiklos rezultatais. Sulėkim pietų ir nuleiskime širdį. Pernai buvom, labai tiesiog pastatę ant kojų naujai. Gydytojai taip įdomiai išklauso. Tiesiog kiekvienas tokia smulkmena nepalieka ramybė. Ir taip visas kolektyvas malonus, vienu žodžiu, reikia paieškoti. Plečiame paslaugų spektrą, teikiame skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugas, ko anksčiau nebuvo mūsų ligoninėje. Darbas yra ypatingai sunkus, iš tikrųjų, reanimacijos skyriui. Operaciniai tikrai dirbam su sergančiais, stipriai sergančiais žmonėm, su žmonėm, kurie yra kritinių būklių, iš tikrųjų, kurie yra patys įsigandę. Ir tikrai labai svarbu turbūt, kad žmogus matytų palaikymą, žmogus matytų šilumą, žmogus matytų, kad jisai yra užjaučiamas ir kad jisai yra visaip kaip stiprinamas. Turbūt šitie dalykai patys svarbiausia. O čia tikrai labai daug šiltų žmonių, labai kolektyvas neblogas, tikrai labai plačios šypsenos, labai didelės širdys, labai švelnios rankos, ypač slaugytojų padėjėjų. Viskas yra gerai. Ligoninė nuolat stiprino pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Pandemijos pamokos, civilinės saugos sprendimai, medicinos personalo pasiruošimas. Visa tai rodo, kad šiuolaikinė medicina yra ne tik kasdienė pagalba, bet ir tvirtas užnugaris visuomeniai. Šiais metais dalyvavome paskutinį kartą vadovaujant ir organizuojant Lietuvos šaulių sąjungai operacijai Elektrėnų skydas 2025-ieji. Turime ir priedangą, turime ir atsargas, turime daug ką ir tikimės, kad nuolatinis mūsų pasirengimas ir jo plėtra padės užtikrinti tą ir įgyvendinti tą vaidmenį, kuris guls ant ligoninės pečių esant krizės situacijai. Šiandien žengiame į naują etapą.
Elektrėnų ligoninė siekia tapti dar stipresniu regiono sveikatos centru, plėsti paslaugas, dėkti pažangiausius gydymo metodus, dar labiau priartinti mediciną prie žmogaus. Tai kelias, kuris tęsia 60 metų tradiciją – būti arti žmonių. Skaitmenizavimo keliu mes žengėme jau ne pirmus metus. Esame vieni iš lyderių. Mes naudojame elektroninės formas, pasirašinėjame elektroninius dokumentus. Tikrai nedaug liko popierinių dokumentų. Na ir čia ties tuo nesustojame. Toliau žvelgėme, ką galima būtų sumoderninti. Tačiau už kiekvienos technologijos, kiekvieno modernizacijos žingsnio slypi svarbiausia – žmogus. Medikas, kuris ištiesia ranką, slaugytoja, kuri ramina, pacientas, kuris čia randa viltį. Elektrėnų ligoninė tai žmonės, jų atsidavimas ir širdis. Palinkėčiau, kad Elektrėnų ligoninė išliktų tokia, kaip dabar yra, tobulėtų, plėstųsi specialistų ratas ir toliau teiktų paslaugas savo savivaldybės ir kitų aplinkui esančių rajonų, taip pat pravažiuojančių pro Elektrėnus gyventojams. Kadangi esame arti autostrados, tai susidurėme su pacientais iš visos Lietuvos. Palinkėčiau ko gero gyvuoti, palinkėčiau mylėti, pirmiausia, draugauti, bendrauti vienas su kitu, mylėti ligoninę ir jo žmonės, mylėti pacientus savo. Norėčiau pareikšti visiems nuoširdų ačiū, visų pirma savo kolektyvų, už jų pasiaukojantį darbą, už jų atsakomybę, už kiekvieno asmeninį indėlį. Be abejo, nenorėčiau čia pamiršti ir steigėjų ligoninės. Ačiū visiems ir sėkmės visiems.